Labadiena, čia kalbėsiu apie krepšinį, apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 5 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. Ir šiandien, jeigu rungtynių metu žaidėjas gauna traumą, susižeidžia, ar pakraujuoja, ar turi atvirą žaizdą ir rungtynės stabdomos, ir tuo pačiu metu rungtynių stabdymo bet kuri komanda prašo minutės pertraukėlės. Ir tas žaidėjas per minutės pertraukėlę atsigauna ir jam suteiktas gydymas per tą minutės pertraukėlę. Ir jis atsigauna ir gali žaisti. Ir po minutės pertraukėlės jis gali žaisti toliau. Po minutės pertraukėlės jis gali žaisti toliau, jeigu rungtynių sekretorius, rungtynių laikininkas paspaudė signalą, kad baigėsi minutės pertraukėlė, anksčiau nei teisėjas parodė kvietimo į aikštės skerstą. Jeigu sekretorius laikininkas paspaudė signalą, kad baigėsi minutės pertraukėlė, anksčiau nei teisėjas parodė kvietimo į aikštės skerstą. Jeigu taip atsitiko, tai tas žaidėjas gali toliau žaisti, gali po minutės pertraukėlės toliau žaisti. Jeigu atsitiko taip, kad teisėjas anksčiau parodė kvietimo į aikštės skerstą, o po to buvo minutės pertraukėlė, tai tas žaidėjas, kuris atsigavo per minutės pertraukėlę, jis negali žaisti toliau, nes jis prieš tai buvo keičiamas kitų žaidėjų. Turi pasirodyti atsarginis žaidėjas vietoj jo. Jis gali pasirodyti, tas žaidėjas, kuris atsigavo po minutės pertraukėlės, jis gali pasirodyti tik tada, kai rungtynių laikrodis vėl buvo įjungtas ir vėl sustabdytas. Kai vėl sustabdytas rungtynių laikrodis, kai jis buvo vėl įjungtas ir vėl paskui sustabdytas, tik tada tas žaidėjas, kuris atsigavo po minutės pertraukėlės, gali žaisti toliau. Gali ta komanda padaryti keitimą, kad tas žaidėjas, kuris atsigavo, žaistų, pasirodytų, kai vėl buvo sustabdytas rungtynių laikrodis. Ir čia labai sunki tema, labai sunku paaiškinti. Tai krepšinio teisėjas.lt, ten surasite krepšinio taisyklės. Yra krepšinio taisyklių interpretacijose daugiau parašyta negu taisyklėse biškį mažiau. Interpretacija daugiau apie tai parašyta ir galite išsamiai apie tai paskaityti patys. Ten, aišku, anglų kalba, galima išversti į lietuvių kalbą per Google vertėjas. Aš taip dažnai darau, kai noriu paskaityti, kai skaitau krepšinio taisyklių interpretacijas arba taisyklės. Bet šita situacija, apie kurią kalbėjau, nedažnai pasitaiko krepšinė, labai sunku ją pamatyti. Aš esu Vilniaus krepšinio teisėjų sąjungos narys, aš esu Vilniaus krepšinio sekretorius teisėjas Vilniaus miesto, Mėki lygos sostinės krepšinio lygos sekretoriauju teisėjų. Ir labai daug krepšinio žiūrėjau, prieš tai lankiau krepšinį, bet nedažnai pasitaiko toks dalykas, nedažnai. Jeigu pasitaiko, tai reikia atkreipti tai į dėmesį ir atsiminti, kad tai buvo, nes čia nedažna situacija, nedažnai pamatysi. Šiandien tiek norėjau. Šiandien tik biškį norėjau šią temą pakalbėti. Viso.